Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir kaip gera grįžti, kaip gera būti savo rogėse, ten, kur man ir patinka. Šiandieną mes darysime life hackus. Aš žinau, kad ir jums patinka, ir man patinka, todėl mes grįžtame ir esame naujoj mūsų studijoj. Galit parašyti komentaruose, ką galvojate apie mūsų naują įvaizdį ir ką mes turėtumėm pakeisti, galbūt pridėti, kad dar gražiau atrodytų. Na, o dabar, prieš pradedant, palaikinkit šitą video, pasubscribinkit mūsų kanalą ir pradedam. Šiandien išbandysime ir life hackus, ir mokslinius eksperimentus. Todėl pradedam nuo pačio pirmojo. A, va tu taip... Jopšik. Nauja studija ir jau čia viskas griūna. Maida. Na kągi, pirmas mūsų life hackas ar eksperimentas yra, kad mes pasiemame maišelį, į tą maišelį pripilame vandens. Ir kas iš to? Kas čia bus? Kas čia bus, aš tavęs klausiu? Nu gerai, pavartam dar tą maišelį. Ir pasiemėme pieštuką, a su tuo pieštuku mes praduriam tą maišelį ir čia cheminis ar fizinis dėsnis, nežinau, abu dalykai man nesisekė mokykloje, bet turėtų, kad praduri ir vanduo, tai nebėga. A kodėl? Tai nežinau. A jūs žinot, kodėl nebėga? A kažkaip ir du eksperimentas. Bet mes turim irgi išbandyti šitą eksperimentą ir pasižiūrėti, kodėl vanduo nebėga, kai tu praduri maišelį. Dėdė, atsimenu aš tave. Martynai ir Jogailė. Va tokie bėgiojot. Va, prie dėdės. Duok 5 eurus, dėdė. Sako, laimingas. Saka, tu čia laimingas. O, dėdė po stalo turi geresnį aparatą. Iš kur tą šypseną išspaudžiu? Laipsniai. Laimingas skystis. Laimingas skystis, dėdės kelnėsi. Pripilam. O! Dalbajobas. Aš tikiu tuo. Bet jeigu ką, bėgsiu tą keptuvę. Opa! Veikia! Ok, biški laša. Eik, tu savo nemaniau, kad veikia. Eik nuo savo, veikia. Nu čia biški laša, bet tai užskaito. Mes šitą fizikos dėsnį išbandėm ir aprūvinam, nes tai veikia. Paklauskit savo mokytojos, aš nežinau, kodėl veikia šitas fizinis dėsnis ir kodėl neprabėga vanduo. Ok, tu ku... Toliau mes turime šaltą braškę ir šaltą stiklinę vandens. Ir mes įmerkiam tą braškę ir turėtų, kaip jūs matot, ta braškė būti tokiam lede per sekundę, per akimirką. Ko aš labai netikiu, vėl kas čia per cheminis ir fizinis reiškinys. Kaip ta braškė šitaip greit sušalo į ledoką. Tai žodžiu, mes turime šalto vandens, stiklinė buvo ir braškės įdėtos į šaldymo kamerą. Ir mes turime, pasimsiu gal mažesnę, tai sušalusią braškę. Pagal viską, kaip tenai rodė, turėtų tik įkišus braškę iš karto apledyti visą. Netikiu. Važiuojam. 3, 2, 1, neriam. Ohoho. Negaliu aš patikėt. What the fuck. Degustatorius. Parašykite komentaruose, kodėl man nesuveikė šitas life hackas. Ar dėl to, kad aš kažką blogai padariau, ar dėl to, kad ten yra nesąmonė. Kadangi šią žiemą nebuvo labai daug sniego ir aš iš vienos pusės esu ganėtinai laimingas dėl to, nes man sniegas yra reikalingas savaitę laiko per žiemą. Bet jeigu jūs norite žiemos namie, ne pas Selą kreipkitės, o jūs patys galite jį pasidaryti. Tai jums reikia, čia bent jau rodo, o Jėzus Marija, kaip garsiai. Reikia druskos ir acto. Sumaišom druską ir actą ir mes gauname sniegą dirbtinį. Galit būt kaip Selas. Namie. Na kągi, dar pabandykime vieną failą, kur aš tikrai netikiu, kad tai veiks. Druska su actu padaro sniegą. Nu ką, prisipilam tos druskos. Turime kažkokio tai acto.
Fu, kokia smarvė. Nu ką, pabandom mes dabar išgauti to sniego. Actą įpilam į druską. Ir volia, nieko nesigavo. Dar. Nu gerai, nu sniegas. Aišku, kad nesąmonė čia. O, sninga. Ar tai yra panašu į sniegą? Šiaip vaizdiškai, man atrodo, panašu, ne? Nebent, aš įsivaizduoju, šiaip tai visiškai nesąmonė, aš tikėjausi visiškai kitokio ir puresnio ir viso kita, bet jeigu reikėtų propsam daryti, nu tarkim, ten kokiam nuotraukom mane ir šiek tiek ale to sniegelio tokio, kad matytųsi, tai gal visai ir tikroviškai atrodo. To apsivemsiu nuo to acto kvapo. Fu, ble. Už kiek palaižytum? Tau. Man nepalaižytum. Ar aš esu vienintelis žmogus šitam kabinete, kuris nemoka surišti kaklaraiščio? Jūsų klausiu. Nemoki, nemoki. Aš irgi nemoku. Parašykit komentaruose, ar jūs mokat surišti kaklaraištį. Jeigu ne, šiandien dabar ir pasimokysim. Yra lifehackas, kaip paprastai galime surišti, nes man kaklaraištis yra kosmosas. Neįsivaizduoju, kaip tai yra daroma. Tiek metų ir niekada nežinau. Mes pasiėmėm tą kaklaraištį, taip va suviniojom aplink ranką, ištiesėm ir jau yra padarytas. Aik, tu savo nieko nesupratau. Tai kaip čia reikia padaryti? Na ir dabar, kaip mes matome, kad mes kaklaraištį turim pasidėti va šitai. Šitą mes permetam čia, dar kartą ir dar kartą. Jo papa, nieko nesupratau. Kilpą tiesiog pasidariau. Bus taip. Taip. Ir aš norėčiau, vat, pavyzdžiui, prisiveršti. Ką man dabar daryti? Nemoku aš kaklaraištį rišti. Šitaip, va. Dabar žiūrėk. Bam, bam. Man atrodo, kaip ir suveikė, ne? Nu čia aišku, prie marškinių reikia žiūrėti. Labai baisiai. Perki, darai, eini kiaurai, eini per patirtis, kuo tu daugiau veiki, tuo tu daugiau padarai. Ką daryti? Neaprūvinu šito lifehacko. Kaklaraiščio vis dar nemoku susirišti. Jeigu tu moki surišti kaklaraištį, tuokimės. Na ir dabar mes turime lifehacką. Jeigu turime telefoną ar planšetę šiuo atveju, pavyzdžiui, aš pasimsiu ir man reikia piešti ar parašyti, ar ne, į nausus kažką tai, nes dažnai būna, kad reikia labai greitai, ar ne. Tai su pirštu labai yra sunku ir negražiai atrodo. Tai viskas, ką reikia mums padaryti, pasimti parkeliuką folijos ir folija turėtų būti kaip Apple penas, kur labai gražiai viską galime piešti ir photoshopinti ir taip toliau. Galbūt. Aš ir naudosiu šitą lifehacką, nes dabar Apple peną norėjau nusipirkti ir jisai yra brangus. Ir aš sakau, nepirksiu. Jeigu mes kaip pavyzdys norime kažką nupiešti, ar ne? Labas. Labai negražiai atrodo. Dabar pabandykime, jeigu mes neturime S peno, Apple peno, su folija ir parkeliukus. Folijos. Jo, reikia daugiau sluoksnių. Dabar, pavyzdžiui, dar kartą. Amazing! Noriu veiduką nupiešti. Čia bandžiau šiaip aurimą, bet... Galas robis. Šiaip tikrai žiauriai kietas lifehackas. Sekantis mūsų lifehackas yra vėlgi kažkoks tai eksperimentas, kur aš tikrai nežinau, ar tai fizinis ar cheminis reiškinys, bet man atrodo, kad čia yra fizinis. Tai žodžiu, kaip kiaušinis virtas gali praslysti pro mažą skylutę, kadangi jisai nepralenda ir jisai yra per didelis, o skylutė yra maža. Tai mes, jeigu bandom spausti su pirštu, gali susitraiškinti, ar ne? Tai mes pasiemame ugnelės, žiebtuvėlį, tada popieriuką, jį padeginam ir įmetam į mūsų tą
buteliuką ar kolbą. Ir tada, kai eina dūmai, mes uždedam kiaušinį ir kiaušinis įslysta. Kodėl tai veikia ir kaip tai veikia, aš negaliu paaiškinti, paklauskit savo mokytojas. Bet mes šiandien tai išbandysime. Iš šono. Suveikia. Bandysim kiaušinį. Turime 2 kiaušinius ir turime 2 indelius. Vieną turime grafiną su mažesniu kakleliu ir turime cukrinę su didesniu kakliuku. Į abudu indelius kiaušinis pats neįkrenta. Turime štai tokią situaciją. Bet jeigu mes pakaitinsime dabar popieriuką ir įdėsime į vidų, kol garuos dūmai, turėtų sutraukti kiaušinį. Vėlgi, ar tai cheminis, ar tai fizinis reiškinys, aš nežinau, paklauskite savo mokytojos. Aš jums nesu mokytojas, todėl nepaaiškinsiu, bet mes pabandysim. Tai pirmiausia, pabandykime į didesnį kakliuką, kas akivaizdu turėtų suveikti. Ir dabar įdedam kiaušą. O! Oma! Yra! Greičiau, kad tik detektoriai nepagautų. Žiūrėk, išnešk šitą. Ir dabar pabandykime, kadangi į ten tą mūsų cukrinę labai lengvai sulindo ir labai įlindo. Žiūrėkit. Kaip? What the fuck? Kas per chemiją? Esmė, o kaip ištrauksim iš grafino mano? Aš dėl šito eksperimento paaukojau savo labai mylimą viskinę grafiną. Bet tai suveikė, žiauriai kietai. Nesu tikras, ar tai labai čia skanu bus, bet jeigu mes įsidedame bomšpakį makaronų, tada užpilame pienų ir dar įpilame, tiksliau įdedame nutelos šokolado. Turėtų gautis šokoladinė sriuba su makaronais. Ir rodo, kad labai skanu. Abejoju tuo, bet mes esame tam, kad mes turime išbandyti. Mes turime alternatyvos nutelai, pačio pigiausio šokolado. Tada turime pieno ir makaronų jau minkštutėlį. Va, makaronai su šokoladu ir tada pieno. Dar šito mikso mano šiknaskėlė nematė. Čia kaip pieniška sriuba. Realiai jo, pieniška sriuba, taigi skanu realiai. Kažkaip manau, kad čia irgi gali būti skanu. O, kaktusas apačioj. Įdomu, kurio momentu jis nukrito. Nu, pabandykime. Skanu. Žiauriai skanu. Nelabai supratau testo dar kartą. Negaliu patikėti, kad tai sakau. Bet čia labai skanu. Tu realiai gali pasidaryti žiauriai pigiai, labai paprastai. Skanę pienišką sriubą. Skaniai. Aš užskaitau. Toliau mes turėjom padaryti elephant tooth. Tai yra dramblio dantį. O tai yra, pirmiausia, mes turime pasimti akinius pirštinės ir mes pripilame. Ko čia pripilame? Peroksido, vandenilio peroksido, tada muilo, žemaitiška, maistą, dažų, almata, po to pripilam mėlių, vandens sumiksaujam. Alką sumiksaujam, tada ton vis mas įpilam į buteliok, į turėt labai gražią išsprūkti viskas. Ir čia gaunas, ką tu padarė ton dramblę dantį. Elephant tooth. Baigžiaitė. Niekada nemokėjau ištart dančio. Tooth. Ne? Nu pasakyk. Tooth. 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 Bandom dramblio tooth. Kaip sakoma, safety first. Dabar mes taip, į šitą buteliuką įdedame 100 ml vandenilio peroksido. O, čia aš ryte. O. Jau paskutinis. Tada mes įdedame vieną skvizą paspaudimą muilo. Nu, ten sakė couple or one. Maistinių dažų. Nu, kaip sunkiai lenda. O.
Vienas Maibacho pirskis. Turime šitą, padedame į šoną, dabar mums reikia padaryti masę, kurią turėsim supilti čia. Visą pakelį sudedam mielių. Štai taip, mano laikais gamino malų. 4 šaukštelius vandens. Išmaišom viską, va, taip. Pažiūrim, kas bus. Jisai veikia. Palauk. Veikia. Palauk. Yes, veikia. Yes. Čia aš. Po metų laiko. Jo, kai prasilaišai 2 valandas, o taip ir nieko negauni. Mūsų dramblio dramblio dantis pavyko ir šitas eksperimentas pavyko. Eina savo. Labai paprasta pasidaryti, visur galit nusipirkti šitų priemonių ir... turėčiau pasakyti, kad nebandykit namie. Bandykit. Na kągi, labai iš tikrųjų esu laimingas, kad bent jau šitas pavyko, kurio labai ir laukiau. Kai kurie nepavyko šiandieną prieš tai, kur matėte. Ir žinoma, kad nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir apačioj pakomentuoti, kokių video dar norėtumėt pamatyti ir kokius lifehackus mes turėtumėm išbandyti. Galit netgi su linkais atsiųsti ir parašyti komentaruose. Na, o dabar aš atsisveikinsiu iki kito video. Iki.